Sveiki, informacinė laida čia ir dabar Gerų naujienų televizijos eteryje. Kviečiame žiūrėti. Dviejose Panevėžio mokyklose rugsėjo 1 skambutis nebekvies į klases mokinių. Taip nusprendė Panevėžio miesto taryba patvirtinusi 2016-2020 metų miesto mokyklų tinklo pertvarkos planą. Daugiausiai ir aršiausių diskusijų sukėlė sprendimas prie Vyturio progimnazijos prijungti Nevėžio pagrindinę mokyklą. Panevėžio miesto tarybos posėdėje emocijų netrūko. Svarstant klausimą dėl mokyklų reorganizavimo, į posėdžių salę sugužėjo ne tik mokytojai, bet ir tėvai, kurie visais įmanomais būdais mėgino sugraudinti valdžią, kad čia neuždarytų Nevėžio pagrindinės mokyklos. Tėvai grasino ne tik palikti gimtąjį Panevėžį, bet ir išvažiuoti iš Lietuvos, jeigu iš jų vaikų bus atimta teisė lankyti norimą mokyklą. Aš galvoju, kad sveikas protas turėtų nugalėti. Aš taip dar tikiuosi, jeigu ne, tai aš nusivilsiu jau galutinai tikriausiai miesto valdžia ir bet kuo, ką galima. Juk mes darom, juk mes tengiamės, juk mes duodam pasiūlymus. Atvirai aš nežinau. Aš net nežinau, į kokią mokyklą mano vaikas eis ir apskritai ar mes liksim mieste. Nevėžio mokyklos bendruomenė visomis išgalėmis priešinosi įstaigos uždarimui. Netgi pasiūlė išeiti, kaip išlaikyti švietimo įstaigą. Pasiūlė kurti specializuotos kalbų mokyklos modelį, kuriam pritarė ir švietimo ministerija, tačiau kategoriškai priešinasi miesto savivaldybė. Mes siūlėme įvairius variantus ir tų pačių patalpų išnaudojimų. Juk mokykla dirba tai pusę dienos, kitą pusę dienos ir tom pačiom bendruomenėm. Kaip ir mes juokiamės, mums užtenka 1–1,5 korpuso, nes mokykla yra korpusinė, yra 3 korpusai. Iš tikrųjų 1,5 korpuso mokyklai palikti, o kitą 1,5 išnaudokit jūs bendruomenėm. Mokykloje 11 įėjimų yra. Mes galim vienas kito net nematyti įeidami ir tai netrukdys nei tos bendruomenės mokyklai, nei mokykla bendruomenėm netrukdys. Bet kada yra nenorima, tai tada visi pasiūlymai yra atmetami, jų net nesvarstant. Miesto taryba klausimą dėl mokyklų reorganizavimo svarstė bene 2 valandas. Netrūko nei įžeidinėjimų, nei įtarimų, kad vaizdingoje vietoje įsikūrusi Nevėžio mokykla kažkam ypač reikalinga. Kas galėtų paneigti, kad kai kurios mokyklos iškėlimas yra naudingas valdantiesiems, būtent kalbu apie judėjimą kartu. Galbūt ten atsiras kažkam iš jų terpės palankios patalpos, ekspozicijom, galbūt sporto organizacijom, bendruomenėm. Kas tai galėtų paneigti? Suraskit mažesnį pastatą, mes išeinam, pasiimkit jūs pas didelius savo kvadratus ir darykit ten kotedžus, dar kažką tai. Kvieskit parodas visokias. Tarybos narys Mantas Leliukas įsitikinęs, kad mokyklose, kuriuose mažai vaikų, ugdymo procesas tikrai nenukenčia. Priešingai, čia jiems skiriama daugiau dėmesio, todėl vien tai, anot jo, yra viena iš priežasčių neuždaryti Nevėžio mokyklos. Mano požiūriu yra tai, kad mažos mokyklos turi gyventi ir aš už mažas mokyklas. Ir savo vaikus norėčiau leisti į mažą mokyklą. Tai, kas vyksta čia, tai yra absurdo teatras. Po ilgų diskusijų taryba apsisprendė, Nevėžio mokykla uždaroma. Nuo rugsėjo ji bus prijungta prie Vyturio progimnazijos. Toks sprendimas salėje sukėlė tikrą audrą. Mes išeinam, nebesys, mes išeinam. Daugiau kaip 25 000 Panevėžio miesto ir rajono gyventojų praėjusiais metais 2 procentus pajamų mokesčio skyrė paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms bei organizacijoms. Šiemet gyventojai ir vėl kviečiami prisidėti prie tokių organizacijų veiklos stiprinimo. Tačiau mokesčių inspekcija primena, kad paramą gali skirti tik skolų valstybei neturintys ir prievolę deklaruoti pajamas ir turtą įvykdę gyventojai. Valstybinė mokesčių inspekcija jau paskelbė pajamų deklaravimo pradžią. 1,8 milijonų šalies gyventojų elektroninėje deklaravimo sistemoje pateiktos preliminarius gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos. Su šiuo deklaravimu startavo ir galimybė 2 procentus pajamų mokesčio skirti ir paramos gavėjo statusą turinčiai, pelno nesiekiančiai įstaigai ar organizacijai. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas sako, kad paramą skiriantis gyventojai turėtų tinkamai įvertinti, ar jiems neprivalu teikti ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos. Jeigu gyventojas rūpinosi dėl to, kad
pateiktų prašymą dėl 2 procentų, galiu pasakyti, visų pirma, jis turėtų pasirūpinti tuo, ar jam privalu pateikti metinę gyventojo pajamų deklaraciją. Nes pateikus laiku prašymą, bet nepateikus laiku metinės gyventojų pajamų deklaracijos, prašymas nebus vykdomas. Tai turėtų daryti tie gyventojai pateikti metinę gyventojų pajamų deklaraciją, kam pagal įstatymą yra privalu. Anot vedėjos vienareikšmiškai atsakyti į žmogaus klausimą, ar jam privalu pateikti metinę pajamų deklaraciją, labai sunku. Dažnas gyventojas užmiršta apie per metus gautas papildomas pajamas, sudarytus sandorius ir panašiai. Todėl visiems rekomenduojama pateikti deklaracijas, o tuomet skirti ir paramą norimai įstaigai ar organizacijai. Mokesčių inspekcija taip pat turi elektroninę deklaravimo sistemą, prie kurios turi galimybę per elektroninę bankininkystę prisijungti kiekvienas gyventojas ir savo duomenis pasitikrinti. Daug jau yra suformuota preliminarių deklaracijų, kur reikia galbūt tik tai duomenis peržiūrėti. Tačiau, jeigu mums kilo įtarimų formuojant deklaracijas preliminarės dėl to, ar tikrai šitos pajamos gautos, ar jos ten privalu būti deklaruotos, pats gyventojas turėtų, pildydamas deklaraciją, apie tuos sandorius, apie kuriuos tikrai gali perskaityti jau suformuotoje pažymoje, reiškiasi užpildyti įrašęs atitinkamas sumas, užbaigti pildyti savo deklaraciją ir ją laiku pateikti. Nes tik tada prašymas 5.12 bus vykdomas, jeigu bus laiku pateiktos metinės pajamų mokesčio deklaracijos. 2 procentus pajamų mokesčio paramai gali skirti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie Lietuvoje nuo savo pajamų moka gyventojų pajamų mokestį. Pavyzdžiui, dirbantis pagal darbo sutartį, dirbantis savarankiškai, gaunantis apmokestinamųjų pajamų iš turto pardavimo ir panašiai. Teisę gauti paramą turi tik tos įstaigos ar organizacijos, kurios turi oficialų paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjų sąrašas ir jų rekvizitai skelbiami internete adresu www.vmi.lt. Skyrelyje duomenų bazės paramos gavėjų duomenys. Yra viena forma FR 0512 antra versija. Galima vienoje formoje nurodyti skiriamą paramą paramos gavėjui bei politiniai partijai 1 procentą. Tačiau yra galimybė ir skaidyti, tai reiškia vienu prašymu pateikti prašymą paramai, kad gautų paramos gavėjas, o kitas prašymas gali būti užpildomas politiniai partijai už tuos pačius metus. 2 procentus taip pat galima skaidyti keliems paramos gavėjams. Nebūtinai vienam 2 procentai, tai gali būti vienam paramos gavėjui ten skiriamas 1 procentas ir kitam paramos gavėjui skiriamas dar 1 procentas. Arba dar smulkiau galima pasmulkinti. Deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas ir paskirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio pelno nesiekiantiems juridiniams vienetams bei procentą politinėms partijoms galima iki šių metų gegužės 2 dienos. Gerų naujienų televizija pelno nesiekianti organizacija turinti paramos gavėjo statusą. Todėl jeigu jums artima ir primtina skleisti pozityvias naujienas, pastebėti kas gera ir gražu, džiaugtis tuo, ką turime ir kuriame, kviečiame prisidėti prie GNTV idėjos palaikymo bei plėtojimo ir 2 procentus pajamų mokesčio skirti gerų naujienų televizijai. Atšilę orai į kiemus, gatves ir parkus išgynė dviračių transporto priemonių mylėtojus. Tačiau tokiu metų laiku ima augti ir dviračių vagysčių skaičius. Nors jų registravimas tiesiogiai neapsaugo nuo vagystės, specialistai teigia, jog registraciją žymintys lipdukai atbaido kone pusę ilgapirščių. Be to, jei registruota dviratį vis dėlto pavogė, jį atrasti bei atsiimti tampa kur kas lengviau. Atėjus laikui, kuomet sportuoti lauke darosi žymiai maloniau nei salėje, į miestų gatves, gyvenvietės ir parkus išrieda 10 000 dviračių. Juolab, kad ekologiškas transportas pastaruoju metu vis labiau skatinamas. Tačiau su didėjančiu dviračių populiarumu didėja ir grėsmė tokią transporto priemonę prarasti. Todėl policijos pareigūnai rekomenduoja vos įsigijus dviratį jį užregistruoti. Visų pirma, nusipirkus dviratį reikėtų jį nufotografuoti, turėti nuotrauką, kad matytųsi ypatingos žymės dviračio toje nuotraukoje, tada nusirašyti numerį dviračio. Ir jeigu jisai būna pavogtas, būtinai pranešti policijai, tada galima tą numerį vesti į ieškomų daiktų registrą. Ir kitą kartą, jeigu dviratį norėtumėt nusipirkti jau padėvėtą, net nematant, ar jo yra dokumentai, galite šitą numerį vesti į ieškomų daiktų registrą ir matysite, ar jis yra vogtas ar ne.
Įvairių akcijų metu bei nuvykus į policijos komisariatą dviratį galima pažymėti papildomai. Tai suteikia galimybę greičiau atrasti vogtos ar pamestos transporto priemonės savininką. Dviratis yra pažymimas ir specialia priemonė. Reikia turėti asmens dokumentą ir dviračio įsigijimo dokumentus. Aišku, tas dalykas neapsaugo nuo vagystės, bet jeigu policininkas randa šitą dviratį, jį yra lengviau surasti jo savininką. Pasak ilgamečio dviratininko Algimanto Vilimo, registruoti reikėtų visus dviračius, o ypač naujus. Be to ne tik policijoje. Puikia priemonė dviratį už simbolinį mokestį užregistruoti elektroninėje dviračių registravimo sistemoje. Reikėtų registruoti visus dviračius naujus perkant parduotuvėje su naujais dokumentais. Taip pat yra galimybė ir senus registruoti, bet reikia savininkui deklaruoti, užpildyti atitinkamą formą ir jis gali jį užregistruoti. Tikrai rekomenduojam visiems registruoti dviračius, todėl kad pagal statistiką registruoti dviračiai yra 2,5 karto mažiau vagiami. Dviračių registras tai yra jūsų duomenų apie dviratį saugotojas visam gyvenimui. Tačiau pareigūnai primena, jog dviračio registravimas nuo vagystės neapsaugo. Net ir trumpam be priežiūros paliekant registruotą dviratį būtina prisiminti, jog jis turi būti pastatytas saugiai, naudojant tvirtą spyną. Reikėtų jį prirakinti ne prie rato, o prie rėmo. Ir jeigu jį įvedate į užrakintą patalpą, reikia jį netgi tenai užrakinti. O nusipirkus dviratį reikia nepagailėti pinigų ir gerai spynai, kuri būtų tvirtesnė, netgi rekomenduoja specialistai U formos spyną, kurią tikrai sunku yra pažeisti ir pavogti dviratį. Iki šių metų kovo 1 dienos elektroninėje dviračių registravimo sistemoje jau užregistruota per 7700 dviračių. Sistemos paslaugomis per pirmuosius gyvavimo metus pasinaudota daugiau kaip 61 000 kartų. Tiek kartų gyventojai, įmonės bei organizacijos tikrino, ar dviračiai, kuriuos jie nori įsigyti, nėra parduodami neteisėtai. Kino filmų mylėtojai sukilo į kovą dėl komercinių filmų, kurie pastaruoju metu užima populiarumo viršūnes. Anot kinomanų, tokių filmų autoriai siekia tik pelno, o žiūrovams jokios moralinės naudos nesuteikia. Atsižvelgiant į tai, Panevėžyje gausus būrys kino fanų surengė mitingą, siekdami paskatinti žiūrovus rinktis kokybišką nekomercinį filmą ir kartu taip netradiciškai skelbdami, kad balandžio 8-14 dienomis Panevėžyje vyks tarptautinis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį. Per pastaruosius 5 metus Europos šalių kino teatrų salėse žiūrovų skaičius augo kaip ant mielių. Nors bilietų kainos taip padidėjo, tačiau tai žiūrovų srauto nesumažino. Populiariųjų filmų kūrėjams tai atnešė didžiulį pelną, tačiau Panevėžio kinomanų organizacijos nariai pastebėjo, kad dabartiniai filmai visiškai nebetitinka savo prasmės, o nekomerciniai filmai tapo visiškai niekam nebeįdomus. Komercinis kinas, jisai tokią įtaką daro, nesakyčiau, kad neigiamą, bet toks šalutinis poveikis gaunasi, kad žmogus žiūrėdamas tuos didžiuosius filmus, kur yra herojai, heroizmas, kur daug yra grožio, kur yra etalonai, tam tikrų žmonių, tik tam tikrų aktorių grupė vaidina, ar ne? Žmogus nori pradeda tapatinti su jais. Ir kada nelabai pavyksta, tada galvoja, kad čia dabar aš lūzeris, man neišeina taip gyventi, kaip tam kine gražiam rodo, ar ne? O nekomercinis kinas, jisai rodo visai kitus dalykus. Ten gali būti ir negražių aktorių, ten netgi vaidina kartais visai net ne aktorių, tiesiog žmonės iš gatvės. Tai jis yra toksai daugiau, sakykim, labiau gal socialus, labiau socialinis ir dėl to be galo svarbus yra tikrai. Nes žmonės ten gali rasti ne tik tai problemų sprendimą, bet ir kartais suprast, pagalvot, kad gyvenimas toks yra, jis nesėda vien iš kažkokios sėkmės ir gerų dalykų. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kokybiškus europinius filmus, Panevėžio kinomanai surengė mitingą, per kurį kvietė žmonės rinktis filmus, kurie skatintų mąstyti ir analizuoti, kuris nepaliktų abejingų ir svarbiausia mokytų. Čia toks taikus mitingas, daugiau, sakykim, gal labiau skirtas dėmesio atkreipti. Dėmesio atkreipti, kad žmonės suklustų ir vis tik tai ateitų pasižiūrėti to nebiudžetinio, nekomercinio kino, arba, sakykim, to tokio, kur tikri kino kūrėjai kūrė ir ne dėl pinigų, o dėl to, kad kažką nori tuo pasakyti.
Tai vat, tas, man atrodo, labai svarbu yra. Panevėžiečiai pripažįsta, kad pastaruoju metu išties trūksta gerų filmų, tačiau skoniai čia išsiskiria. Vieni išsilgia gerų siaubo filmų, kiti sako, jo gerų rusiškų filmų niekas nepralenks. Kadangi tikrai filmai specialistai stato, o mūsų mėgėjiški tokie, kad nėra ką žiūrėti. Ir senų režisierių, kurie, kas liečia, sakysim, kai karinius rodo, tikrai, kai aš jau šiek tiek nusimanantis apie karo veiksmus, dabartiniai tie, ar koviniai, ar ką šlamštas, nėra ką žiūrėti. Lietuviai galėtų dažniau lietuviškus filmus kurti, nes pastarosios, tos juodosios komedijos, kurios dabar jie yra skūrėjęs, yra geros, bet visas daugelis yra nukopijuotas. Retkarčiais tai atrodo, kad trūksta. Ta prasme, lietuviškų labai trūksta realiai filmų. O kur filmus dažniausiai žiūri? Per kompiuterį. Nelegaliai, taip tariant. Jo. Populiariausių Lietuvos kino teatruose 1993-2015 metais rodytų filmų 50-tuke pirmasias vietas užima lietuviški filmai Redirected už Lietuvą ir Tadas Blinda Pradžia. Iš viso šiame 50-tuke ne 9 lietuvių sukurti filmai. Remiantis sociologinių tyrimų išvadomis, lietuviai mano, jog yra tolerantiški, tačiau realybė kitokia. Specialistai teigia, jog pasaulyje vis labiau demonstruojama netolerancija pražūtinga, todėl ypač šiomis dienomis kalbėti apie ją būtina, kaip ir remtis šią savybę pagarsėjusių lyderių patirtimi, pavyzdžiui, Gabrielės Petkevičaitės bitės. Tai, jog pati Gabrielė Petkevičaitė bitė turėjo negalią ir ją supa išsilavinę žmonės bajorai, suformavo ypatingą pagarbą bei toleranciją kiekvienam asmeniui. Ir nors būti tolerantiškais vaikai dažniausiai pradedami mokyti dar šeimoje, pastaruoju metu tolerancijos stygius įvardyjamas vis didesnė problema. Visgi profesorius Egidijus Aleksandravičius tikina, jog remiantis tokių asmenybių kaip Gabrielė Petkevičaitė bitė pavyzdžių, dalį pasaulio problemų galėtume išspręsti jau šiandien. Mes šiais laikais gyvename tokiuose keistuose spąstuose. Beveik viską jau jaučiame žiną, bet tarp mūsų žinojimo ir žodžių ir savokų ir principų ir mūsų gyvenimo yra didelė properša. Viskas, kas buvo Gabrielės Petkevičaitės bitės laikais svarbu ir šiandien turi prasmę. Kaip gyventi tarp kitaip galvojančių, kaip bendrauti su kitokiais žmonėmis, kaip ginti savo įsitikinimus, gerbent kito įsitikinimus, kaip žiūrėti į ateitį, žinant, kad niekas visko nežino, kada tolerancija tai yra iš esmės nuolatinis kvietimas gyventi tarp įvairių žmonių, klausytis, ką jie galvoja. Tai nėra žodžiai, kalbėjimas, neveikimas, pasyvumas, kad sakau, šalia manęs skirtingas žmogus, faina, okei, turi problemų, aš esu tolerantiškas, jis išsispręsės ar ne. Man atrodo, tolerancija yra būtent, jinai jautė tą, jinai visą širdim norėjo, kad ir tarkim būti ten Vilniui, kur centras, bet yra problemos ir jie jaučia, kad yra reikalingesnė tiem sodiečiam, ar ne, jinai būna su sodiečiais. Tai man atrodo, čia yra esminis dalykas. Kiekvienas mes galim ten, kur jaučiam, kad esam reikalingi, tai būtent eiti ir šiuo atveju, tarkim, galim kelis pavyzdžius minėti, ar ne, jeigu mes kalbam apie kažką, tai tarkim, kokius, kad ir neįgaliuosius ar senolius, mes galim kalbėti, problemos, netolerancijų atžvilgių, bet ką mes galim padaryti, kad tai taptų, kad jie galėtų būti traukti, ar ne? Jog spręsdami tolerancijos problemą turėtume pradėti nuo savęs, teigia ir kultūros viceministras Romas Jarockis, nes diskusijos dėl toleruotinų ir netoleruotinų dalykų visame pasaulyje vyksta nuolat, o šiuo metu bene aktualiausias klausimas į Europą plūstantis pabėgėliai. Tolerancija, matoma, nėra įgimtas dalykas, jas reikia mokytis, ta prasme, jeigu kalbant ir patiems mokytis, ir jaunesnę kartą ugdyti. Ir dabar pasirinkimas, ką mes turim daryti, ir daugelis klausia žmonių, ar mes turim izoliuotis, apsitverti tvorom, kažkokiais tai užsidaryti kažkokiom sienom, ir bandyti išlikti, ar mes turim, kaip sakyti,
toleruoti tos žmonės, kažkokio tai kompromiso ieškoti, kažkaip tai bandyti padėti, kažkaip tai bandyti išspręsti. Pasak Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorės, prie tolerancijos skleidimo galėtų prisidėti visos kultūros įstaigos, pavyzdžiui, pasirinkdamos renginių temas ir panašiai. Pasaulis yra nustebęs, galvodamas, o kas šiandien yra ta tolerancija, kai Briuselyje žūsta žmonės, kai nežinia, mes patys esame pasiklydę mintise apie tai. Tai va šiandien pats laikas kalbėti ir mums patiems, visas bibliotekos kolektyvas, mes siekiame idėjų, nes rašytojos vardas įpareigoja, jos siekia, jos gyvenimas įpareigoja ir to labiau, kad kitais metais ir pati biblioteka minės savo 95-asis gimimo metines. Sociologinio tyrimo duomenimis Lietuvoje labiausiai netoleruojami Romų tautybės atstovai bei priklausomybių nuo narkotikų ar alkoholio turintys asmenys. Į Lietuvą sugrįžta Atvelykio tradicijos. Bendrystėje šį sekmadienį kviečiami visi rokiškėnai, kurių šventės simboliu taps ne koncertas, o pasibuvimas kartu. Pirmasis sekmadienis po Velykų anksčiau buvo švenčiamas kone taip pat kaip ir pačios Velykos. Per Atvelykį žmonės vėl dažydavo kiaušinius, lankydavo giminaičius, krikšto vaikus, dovanojo jiems margučių ir dovanas. Šiemet ši šventė grįžta ir pirmą kartą garsiai nuskambės Rokiškyje, kuriame šį sekmadienį tikimasi, kad užgims nauja tradicija. Atvelykio šventė, kuri vyks prie kultūros centro ir tai bus labai gražus pabuvimas kartu. Mes visus rokiškėnus kviečiame ateiti, atsinešti vaišių, atsinešti margučio ir kartu būti agapėje. Tai šiuo atveju tokioje simbolinėme tokiame pabuvime, bendrystės vaišėse. Atsineštas vaišės, margučius ir susirinkusiosius palaimins dvasininkas Eimantas Novikas. Nors šventinis koncertas nėra pagrindinis akcentas, veiklos susirinkusiesiems netrūks. Bus organizuojami įvairūs žaidimai, kartu pasilinksminti ir pasiklausyti liaudies muzikos kvies folkloro kolektyvai. O vėliau bus rodomas filmas. Dalyvauti šventėje kviečiami visi miesto gyventojai, nepaisant šeimos narių skaičiaus ar amžiaus. Ši šventė yra skiriama šeimoms. Mes tikimės, kad šeimos, visos kartos, senoliai, tėveliai, vaikai ateis pabūti kartu, nes iš esmės visose tautose gyva ta tradicija pabūti prie vieno stalo ir tiesiog pabūti, pasikalbėti, pabendrauti. Tai ir čia yra tikslas, kad mes mokytumės kitaip švęsti šventes ir mokytumėmės nebijoti būti kartu. Ir yra toksai šūkis atsivesti ir kaimyną, ir savo draugą, ir nepažįstamą žmogų. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ir rokiškėnai naują tradiciją pradės sėkmingai puoselėti. Visi rokiškėnai miesto kultūros centro aikštėje laukiami balandžio 3 dieną nuo 14:15 min. Kiek vėliau kultūros centro didžiojoje salėje bus rodomas dokumentinis filmas Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Tai tiek šioje Gerų naujienų televizijos informacinėje laidoje Čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems, neperjunkite kanalo.